aš iš namų, važiuoju paimsiu vaikus, važiuojam į Energylandą Lenkijoje. Viskas, vaikai laukit, atvažiuoju. Važiuojam visi kartu. Išėjom pasivaikščioti. Čia toks tiltas, ne tiltas, molas. O, mojuoja. Čia tokia užtvanka, pasakykim, dieną parodysiu. Gražiai sutvarkyta, viskas gražu. Nu, va toks mūsų rytas. Va čia vakar buvo pilna žmonių, visur. Buvo pilna mašinų, niekur nebuvo kur pastatyti. Va mes stovim taip. Pilna mašinų buvo. Automobilių buvo. Va čia tik nebuvo vietos, nes čia toks purvas truputėlį. Tai pastatėm. Einu link pliažą, išsimaudysiu. Yra dušai nusipraust, nu parodysiu. Va ten toliau matosi tinklinio aikštelė aptverta. Čia va pliažas visas padarytas smėlis, pliažinis supiltas. Nei vieno žmogaus. Vakar buvo pilna čia. Visiškai pilna buvo. Scena, tipo, žiūrėt. Ten toliau dušai yra nusiprausti. Aišku, šaltas vanduo bėga, ne Ispanija. Dugnas smėlis ir jaučiasi tas dumblas toks žalias. Nepatiko, labai nepatiko. Gerai, kad čiaupai yra šitie dušai. Tai nusiprausiau, taip. Gaminamės bilinėlius amerikietiškus. Šildysim. Rankomis laikysime ant gyvenimo. Sakė, nebijos kalnelių, pažiūrėsim. Nesirėksime iš baimės. Nu va, atvykome. Ema telefoną neatsitraukia. Tai atrodo baisiai. Jie žiūri, domisi. Nufotkinau, kad Nufotkinai? išsiųsti. Kam? Į Afriką? Jo. Stovime eilė, reikia nupirkti bilietą į šitą, tada gali važiuoti į kitą, žodžiu. Tai atvažiavom pirkti bilietą į šitą. Atsakyk, kodėl nelaimingos? Eilė. Man karšta. Karšta. Tu su šortais nors gerai, o Ema va, be šortų. Man vis karšta. Nu, sąmonė? Nesąmonė. Patikrinimas buvo kaip į lėktuvą. Viskas skanavo. Jo pasą 2 kartus tikrino, bilietai jūsų vardais, kažkokia nesąmonė. Mes einame tuneliu, čia kažkoks pastatas, 3,5 valandos bus turas. Be ryšio, sako vaikai. Einame pradžia, tik tai su gidu galima, tai niekada tikrai nevažiuosi čia daugiau, tik tai su gidu laša. Ir tik gidas vest gali, žodžiu, kai kur net filmuoti negalima bus, čia galima filmuoti. Tai vat, grupė gal iš kokių 50 žmonių. Nu vat, einam vardus. Va, vardus skaito nukentėjusių nuo šitų viso Vojčikas ir... Nesakė? Kodėl? Ar tu nori pažiūrėti? Taip? Nu tai čia neįgaliųjų daiktai visi. Einam su ausinėm, viską pasakoju į ausinės.
dujų kamerą. Įeinam. Čia dujų kamera. Va, žmonių tiek eina. Mes kai buvom, tada vaikščiojom, čia gal aš nežinau, keliese mes čia vaikščiojom, bet tikrai tiek nebuvo žmonių nuotraukose, reiks pažiūrėti. Va, kažką papasakoti. Čia much darker. Ne, čia lentos gal pakeistos. Žiūrėjo. Eina, sako, taip paaiškė. Čia tipo Ten vonia pačioj ir kriauklė tokios buvo. dėdės tam iš antro ir iš trečio gali nukristi. Ir čia tik vonia. Oi, fū, tai. Nu, iš tik mano tokio. Aš iš vis nenorėčiau čia gyventi. Čia niekas nenorėjo gyventi. Pasižiūrėjo, kiek vorų būdavo. Sustojom prie Energy Lando šito parko. Tai kemperiams vieta, va ten pilna, kitur parkingas, prastom mašinom, visur pilna, va čia kemperiams aikštelė didelė. Su visomis va patarnavimais, gali va išsimaudyti, dušas, įeina viskas į kainą, stovi žmonės, net nežinau kiek čia kainuoja, kai nusiaiškinti, kur įėjimas čia gali būti. Tai va gali išsimaudyti, tualetą, jeigu nepatinka, su savo, o, kalniukai dar važinėja. Įeidinėjam, žmonės jau renkasi, dar nelabai daug žmonių, Jo, nelabai daug. bet bus žmonių, man atrodo, jo. Man šitą gali. Tokia nesąmonė, kad reikia nusipirkti dar papildomai raktą, kad galėtum pasėdėti kuprinę. Kuprinę negalima imti su savim, turi įdėti į šitą spintelę. Reikia nupirkti raktą, 15 zlotų. Nu va, nuvažiavom. Pirmas įspūdis labai toks, kad ojojoj, tas vienas, kur važiavom. Tik tai, kad eilės jau po pusvalandį eilė. Jau va, kiek žmonių į paprastą šūdina šitą, suktis, kiek žmonių į paprastą. Šitas netoks baisus, Ne. su vandeniu buvom. Šitas fainas apvaškė. Jau man atrodo po to baisesnė nebus. Jau tas pats pirmas buvo Pepsi pats baisiausias. O jau šitie jau nebus tokie baisus, man atrodo. Nu va į šitą eilė, pusvalandį su karatukai. Einam pažiūrėti šitą. Nežinau, toks vaikiškas atrodo, ne kažkoks tai. Kojom suka va tai. Nu gal, pažiūrim kiek. Va, eilė dar nedidelė, mes stovim, kiek čia, 20 minučių ženklas buvo. Nu, 20 ten, jo. Va, eina ir čia toksai viršų kelia ir meta 3 kartus ir vsio. Mes jau buvome, jis buvo į vidų visiems įsikėbo. Ir ten buvo 3 vietos. Einam į šitą va. Einam į šitą
medinį. Garsas geras. Baisu. Aš jau noriu, bet čia labai baisu. Varėm ant šito, tai jau toksai, va. Čia yra pipėca, nebuvo. Aš nereikiau ir neužsimerkiau. Aš reikiau, aš irgi klikėjau ir Aliona sakau, Ema užsimerkus buvo. Priekį į viršų, po to atsimerkiau. Jo, bet ten toks kritimas žemyn, va tas, tai ten Aš nereikiau. Aš buvau unamius. tu bijai rėkti, kad neapsi Ne, aš nereikiau. fontanint. Aha. Tai vat pavažinėjęs supratau, kad suaugusiems reikia imti VIP tą bilietą į 5 Fest Passą, į 5 eiti, daugiau nereikia čia. Tie vaikiški net neįdomu. O kurie bijo, tai reikim tą paprastą bilietą ir viskas. Einam į šitą va. Į šitą einam, jo. Tik tai kur čia įėjimas, va ten išeina žmonės, abys šopas, tai išėjimas, tai čia įėjimas kažkur. Tas buvo irgi neblogas, taip. Taip. Bet Fest Passas tik vienam kartui. Jo, Fest Passas tas vienam kartui, tai visai neapsimoka, tik vieną kartą gali varyti, su visais po vieną kartą gali. 5 po vieną kartą, tai... Ema nenusiema megztuko. Ema, tai tu megztuką gal nusiim? Čia jau domenukas. Šiaip jei manęs klaustum, antrą kartą nevažiuočiau tikrai. Vaikam patinka. Žiauriai geri. Patiko? Taip, šitie. Kurie šitie? Ai, labiausiai dušai patiko. Dar stositės? Man 12, ne mane 12. Galima? Galit? Jo? Bet tai nuo 11 iki 13 let. Iki 13 negalima be suaugusių. Aha. Nu, eikit. Tu turi su tėčiu eiti? Ne, nu kai jau jūsų tikrai nieks čia netikrins, jūs eikit ir viskas. Taip, nemanau. Galima. Pavojinga. Tėtis jau per senas. Eina jos čia pasisupti, o tokie ant arkliukų. Ant tų didžiųjų, tai nežinau, ten pavalgęs, tai tikrai apsivemt galė. Nes, nu taip ten išpurto, kad visi bėga ant arkliukų sėstis. Makaronus parduoda ir makaronai su braškėm būna. Va, makaronai su braškėm. Čia dar makaronai su mėlynėm ir avietėm. Kaip įspūdžiai? Išpildytas, Kodėl? nes aš nuėjau į šitą. Linksmingiausias dalykas pasaulyje. Nu, jums ten per kliupų taip. Negali, per va šitas. O, va šitas tai gera. Švalgyt noriu. Einam, sumuštinė, pica, ką ten. Mama, va pažiūrėk, kiek ledų ir tėtis nevalgo. Vaikai užtat valgys. Į tėtis nevalgys ledų. Aš galiu apsitriesti. Gali apsitriesti, nuo ledų tai tikrai gali apsitriesti. Tikiuosi neapsitriesti. A drauga? Stovime valgyt, laukiam, pizzos padėtos. Man labai blogai, jeigu aš nežinau. Nu jo, gali būti. Išsirenki pizzą, iškeptą ir praeini. Skani pica tavo, mane? Normaliai. Oi. Papasakok savo įspūdžius apie pizzą. Niekada gyvenime. Ne, pica buvo labai bjauri, net nesuvalgėm. Net jeigu žinočiau, kad tokia bjauri, net nebūčiau pirkęs. Papasakok apie pizzą. Šūdas. Arklių šūdas ant lėkštutės. Oje, kaip baisiai. Nu labai bloga buvo pica. Dabar persins oranžinis, dėl to nesisijaučiu. Nu, jam sako, pakilo, tai vems. O mes dabar einame per Angliją. Paskui eisime apie Hyperion. Antro. Ne, aš juokauju, aš neįsiu ant rato. Dabar einam į šitą su mašinėlėm, va tai va. F1 vadinasi. Va tokios mašinėlės. Žmonių irgi 20 minučių. Visur eilės nuo 20 minučių. Nuo 20 minučių. Nu va, ta eilė tokia nedidelė, bet va čia parašyta pusvalandį laukti. Va su šitu pasisuk. O pusvalandį laukti, va to eilėj.
Ema nori į va šitą vat. Einam pažiūrėti kokia eilė. Einam pakartoti va šitą va triuką. Va šitą va triuką einam pakartoti. Vaikai nori, ne? Einam ieškoti, kur mūsų festlinas, už ką sumokėjom, kad be eilės taip.